Iki Julija. Kaip sekasi? Viskas gerai. O jūs iš Lietuvos? Nu, aš gyvenu Anglijoje, bet aš jo Lietuvoje gimęs ir užaugęs. Jūs mane žinote? Ta prasme, ne, nepažįstu, A, bet čia pas mus, pasirašyta Julija, taip. nu, matau, jo. Ir lietuviška vėliava, Koks jūsų vardas? kaip ir parašyta, mano vardas Sergejus. A, aišku. Labai malonu. Man irgi, o tu kalbi, pas tave labai didelis akcentas. Nu taip, aš gyvenu Yra. Lietuvoje 7 metus. 7 metus. Taip. Aš gimiau ir užaugau Kazachstane. Kazachstane, va, matai. Jo, malonu ir pas tave, nu, tu gali dasikalbėti, jau 7 metai, jo didelis progresas yra. Nu, aš mokusi lietuvių kalbos, taip. Labai gerai, iš Kazachstano. Taip. Nu, va, matai. Aš iš Vilniaus, aš Vilnietis, bet aš jau 20 metų gyvenu Anglijoje. O kada paskutinį atvažiuoju. kartą buvote Lietuvoje? Praeitais metais. Praeitais metais. Jo, metais. Aha. jo, praeitais metais. Vasarą. Kaip tik va, beveik metai. Birželio 2 jo buvau Lietuvoje. Birželio 2 ir birželio 9 išvažiavau. O nenorite grįžti į Lietuvą? Dabar ne, bet grįšiu, kai ant pensijos. Kaip gyventi Anglijoje? Labai gerai. Čia sauramieji miegi. O man dėl to. patinka keliauti po Lietuvą, kada vasara, kada pavasaris. Ir aš, žiūriu, kaip Labai atrodo. gražu, labai gražu. Labai gražu. Labai gražu. Sutvarkyta vasara, pavasaris Lietuvoje čia. Sakė. Bet žiema, ruduo. Da. Ir žmonės nesišypso daugiau. Lietuvoje. Atėjau, aš atvažiuoju, aš namo. Lietuvos. Praeitais metais ir visi žiūri į tave, nieks nenusišypso, žinai. Niekas tavęs nepraleidžia, visi pikti, visi žiūri į tave, kaip tu kažkas skolingas jiem. Nežinau, man atrodo, kad man taip lietuviai anksčiau buvo ne taip. draugiški. Čia. Nežinau. Kodėl? Nu, todėl, kad tu taip pasakė, jo, yra labai daug gerų žmonių Lietuvų. Ja, kur gyveni Lietuvoje? Kaune. Kaune, o. Nu. Anksčiau, Nemėgstu Kauno, todėl aš iš Vilniaus, mes nemėgstam vienas kitą. anksčiau aš gyvenau Alytuje. Alytuje, jo. O Kaune yra net tokia patarlė. Šūdas nesviestas, Kaunas ne miestas. Kaunas yra širdis. Lietuvos širdis čia jie Lietuvos taip širdis. sugalvojo, ne. Visą laiką jie užšatė, jie vadina mus portugalais. Mes Vilniečiai Jūs juos taip? vadinam, jo, visi O kodėl? Vilniečiai. Nu, va taip yra. Yra Vilniečiai, portugalai, todėl, kad daug rusiškai šneka. Kauniečiai užšatėje vadinasi. Kodėl? Panevėžys čeburėkai, o iš Šiaulių zvonkai. Nu taip yra, tai visą laiką buvo. Kaip ir gyvenam ir jo Vilniaus, Kaunas, jokių, ne, Kaunas čia Gorod Pantov. Sakė. Jo, nusipirk naujausią mašiną, treningus ir už 10 litų, anksčiau dar litais buvo benzo pripilt, kad atvažiuot iki aikštės ir pasipontuot. Dabar visą laiką ir dėl krepšinio irgi. Jie turi Žalgirį, mes turim Lietuvos Rytą. O jums patinka Žalgiris? Dėl visko. Ar ne? Man patinka Lietuvos Rytas, aš Vilnietis. Aišku. Anksčiau kažkada jo. Aš sargu už lietuvišką, už Lietuvą, už krepšinį ir Lietuvos Rytas, todėl kad čia Vilnius, o aš Vilnietis.
Nu, tu Aišku, kaip, nu, negalima. Nu, negalima. tai, ne. Tai sakai, Kaune. Ką gero, tu studijuoji, mokaisi, o ar šiaip gyveni, dirbi? Dirbu, taip. Jau man atrodo, kad gal 22, nu, 21. O kiek jums metų? Man 47, bet širdį 19. Aišku. Va taip, va, man 7, jo. Tai tu su šeima gyveni, ne? Ne, dabar aš Tau viena. neatvažiuot. Dabar aš išsiskyrusi. Mhm. Ir Ir gyvenu pasilikai Kaune. Lietuvoje. Pas tave lietuviškas pasas? Dabar ne. Aš va, matai, 20 metų gyvenu Anglijoje, bet pas mane vis tiek lietuviškas pasas. Todėl, kad jisai geriau, net negu angliškas. Todėl, kad jeigu aš norėčiau anglišką pasą pasiimti, pas mane lietuvišką atims tada. Todėl, kad Lietuvoje negalima turėti 2 pilietybių. Taip, aš žinau. Lietuvių negalima. Aš žinau, Ja, kad yra- Lietuvos pasas yra stiprus. Jisai stiprus, tu gali važiuoti į 86 Taip. skirtingas šalis, 86, dėl to ir aš laikau. Aš turiu čia Anglijoje full settled status, čia vadinasi. Nu, galima irgi, čia galima neimti jų paso, o vat gyveni, aš kaip Britas, Anglas, nu, pas mane viskas, bet dar pliusas, Anglai gali išvažiuoti tik tai pusę metų, 6 mėnesiai, palik šalį. Nu, Palik šalį, o aš galiu su savo pasu 5 metam. 5 metam. Ir po Brexito jiem vizas reikia dabar, skirtingas viskas, o pas mane pasas ir pasas išduotas Londone. Lietuviškas. Aš tik skanuoju ir einu visur, nei man eilės, nei kas. o jūs taip va. nenorite visada gyventi Anglijoje, taip? Ne. Nepatinka ten. Kaip, man patinka viskas gerai, bet nenoriu. Nu, va, užsidirbsiu, kai nereikės dirbti ir viskas, arba namo, arba kur šilčiau. Namie geriau. Nu, namuose visą laiką, Namuose. jo, namuose ir sienos padeda. Jo, Sistra gyvena pas mane namai, 2 aukštų Vilniui, 10 minučių važiuoti su mašina iki Senamiesčio. Į oras žiemą nepatinka man. Lietuvoje. Nėra saulės. Nėra saulės. Nėra saulės. Ir Anglijoje čia per mažai saulės irgi. Dėl to ir nenoriu ir Anglijoje pasilikti. Pažiūrėsim. Mano viena Sistra gyvena Dubajui, kita gyvena Izraelį, trečia vat Vilniuje, aš Anglijoje. Ir pažiūrėsim. Anksčiau man buvo sunku, kada žiemą Lietuvoje nėra saulės, o dabar aš pripratau. Pripratai. Taip, Pripratai, ne? pripratau. Ne, viskas niūru, aš nekenčiu. Ir vat aš tos 20 metų buvau tik kartą žiemą. Ir viskas. Jeigu atvažiuoju, tai tik tai vasarą. Nu, aš gyvenu Lietuvoje ir aš dabar myliu Lietuvą. Labai myliu. Jo, bet pas tave lietuvių kalba. Ačiū. Jo, kaip negimus Lietuvoje ir per 7 metus ir tu viską supranti, viskas. Bravo. Ačiū. Nu, tik aišku, kad, nu, negirti, be akcento negali kalbėti. Nu, O aš turiu... Kita kalbis negali kalbėti be akcento. Nu, lietuvis iš karto išgirs. Žinai, O kaip jūs galite pasakyti, aš turiu stiprus akcentas? Ar... labai labai stiprus. Labai. Nu, aš visą laiką tiesą sakau. Žmonėm į akis. Dėl to žmonės mane gerbė. Nu, Aš bet ką jūs galvoju, tą suprantate, sakau, taip, viską suprantate, ką aš kalbu. Viską supratau. Sometimes и сакат, приходи ко мне вчера, будем яблоки собрали. Nu, bet viską suprantate, bravo. Jo, aš kalbu 7 kalbom. O, rusiškai, taip?
Rusiškai Lietuviškai, kalbu, lietuviškai, lenkiškai, angliškai. čekiškai, slovakiškai, angliškai ir vokiškai. O jūs esate Lenkas ar lietuvis? Ne, aš santykis. Aš ne Lenkas ir ne lietuvis. Santykiai čia staravierai, nei pravoslaviniai staravierai. Aišku. Mano protėviai gyvena Lietuvoje 470 metų. O, 470 metų. Kada Nikanas atėjo į Rusiją, ne, tas kunigaikštis, ir 2 pirštus keitė į 3, ne, iš kur stačiatikiai atsirado. Pravoslavnėje. Staravierai nesutiko. Ir tada mano šeimyna bėgo į Lietuvą, todėl kad buvo didžioji kunigaikštystė Lietuvos. Čia buvo didžiausia Europoje šalis, nuo Juodos jūros iki Šiaurės jūros beveik. Va. Ir tada bėgo ir vat mes gyvenom, bet mes niekada nemaišėm kraują su lietuviais. Aš grina kraujas, santykis. Visą laiką seneliai, proseneliai ieškojo, vat mums todėl, kad daug, Baltarusijoje yra daug santykių, Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, vat, nu, kur gyvena, kurie bėgo į tą, yra ir Argentinoje, yra ir, nu, visur. O taip, ir ieškojo, kad nesimaišyti. Tai taip, visi protėviai, vat sakau, mes su systrom mokėjom daug pinigų, davinėjom kraują ir, žinai, ir kėlėm tą medį. Kaip jisai genealoginis medis, jo. Tai mes staravierai pamori ir vat Lietuvoje 470 metų gyvenam. Įdomu, įdomu. Nu, vat. Ką mokykloje iš karto buvo ir aš gimiau, tai dar buvo Sovietų sąjunga. Vat, bet vis tiek pas mus 3 kalbas buvo. Visą laiką 2 iš pradžių, lietuvių, rusų ir po to vokiečių nuo 3 klasės. Ir viskas, ir 3 kalbom iš karto mokė mus Lietuvoje. Pas mus mokykloje nebuvo anglų, tai buvo vokiečių, tai vokiečių kalbą mokėme. O kaip jūs galvojate? Va čia geras klausimas. Va čia geras. Kartais darbe, ne, kai čia dirbu, vat, yra, nu, lietuviškai nieks nekalba ir rusiškai nieks. Yra lenkiškai ten, angliškai ir aš kartais anglui atsakau, lenkiškai būna taip. Ir po to pradedam juoktis, sako, o? Arba ten saviem kartais būna. Šiaip, nu, jeigu angliškai kalbu, angliškai galvoju. Jeigu lenkiškai galvoju tada. Jeigu vat aš, nu, nenoriu klausyti, man nereikia, ne, aš negalvoju, tai jie šneka, aš net, nu, nežinau. Nu, nenoriu žinoti ir nežinau. Kaip šneka. Taip, tai paprastai lenkiškai pavarau, tai jie sako dabar, kad aš, kai kurie sako Lenkas, bet iš Suvalkų, žinai, čia prie Lietuvos. Yra Lenkų iki jos Augustovas, Suvalkai, miestai. Netoli Alytaus. Kai tu Alytus, važiuoja Lazdijus, pro Lazdijus ir jis Suvalkai, po 10 pusę Augustovo. Ar jūs turite giminaičių iš Lenkijos? Ne, pas mus giminaičiai jo iš Lenkijos, mes turim pilną ir anksčiau buvo, bet jie irgi ne Lenkai. Jie ne Lenkai, jie santykiai, tokie patys kaip ir mes. Ne Lenkai, bet ten gyvena, taip? Jo, bet ten gyvena. Tokie pat santykiai, bet ten gyvena. Jo, ir dėdės ten, ir tetos, ir Vokietijoje. Ir Vokietijoje, ir Amerikoje, jo, bet dabar jau anksčiau, kai močiutė buvo gyva, žinai, nu, ten viską, visi kartai ir atvažiuodavo, žinai, o dabar kažkaip mažai tie ryšiai, žinai, dingsta. Jo, bet turim giminių visur. Ir jūs dažnai buvote Lenkijoje, taip? Ne, Anglijoje išmokau.
Mes 2005 atvažiavom iš Lietuvos, kaip, jau leido, o Lenkai po metų. Kai Lenkai atvarė, jie jokią kalbą nekalba, tik lenkiškai. Aš rusiškai irgi kalbu, tai jeigu tu turi smegenų biškį, tai, nesunku ta kalba. Taip pat kaip ir čekiška, kaip ir slovakiška. Draugai čekai pas mane buvo, pas mergina buvo beveik žmona, 4 metai gyvenau, žinai, kartu. Tai ir išmokau taip. Aišku. Nesunku. Nesunku, bet pas tave I'm impressed. Lietuvių kalba labai gerai, labai gerai. Todėl, kad Kaune turbūt. Ar jums... Svarbiausia. Sakyk. Ar jums patinka keliauti po Europą? Jo, visą laiką aš keliauju ir po Europą, ir man patinka Azijos šalis, man patinka Arabų šalis. Buvau Izraelį gal blemba 9 kartus, aš buvau Jordanijoje, aš buvau Libanone, aš buvau Sirijoje, aš buvau Gazoje. Labai daug kur buvote. Išvarė, buvau Dubajų, jo, man tas kraštas, ir Europoje beveik visur. Jo. Labai daug. Patinka, o aš laiką vasaris, kovas į Egiptą, į Šarm el Šeichą aš nardau su balionais, scuba diving į Raudonoj jūroj. Jo. Ir labai gerai, kai, žinai, gali su visais susikalbėti. Ten kas angliškai, vokiečiai, panašu, bet aš labai norėčiau dar, man labai patinka ispanų, italų kalba, žinai, ir tu gali žinoti ar ispanų, ar portugalų, ir tu panašiai, kaip lenkų, slovakų, čekų, žinai, ir tu gali susikalbėti su ispanais, su italais ir su portugalais. Aš buvau Italijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Kur Italijoje? Sicilijoje. Kur mafija, pačiam, taip, jo. Ten yra mafija, taip. Ir dabar Batas. Galbūt yra mafija. Tai visą laiką, jo, ten kaip ir taip yra, jo. Bet ten labai gražu, man patiko ten. Aš buvau Romoj, labai gražu ir aplinkelis. Ir tada buvau Milane. Ir buvau Venecijoje. Visur gražu. Taip. Europoje. O kada buvai Kazakstane paskutinį kartą? Prieš 5 metus. Prieš 5 metus, matai. Taip, seniai. Tai praeitais metais aš atvažiavau į Lietuvą, ane? Mano systros buvo sidabrinės vestuvės. Ir jie pasakė, prieš tai aš nebuvau irgi 5 metus. Kai atvažiavau į Vilnių, nuėjau į savo mėgstamą barą, sėdėjau senamiesty ir aš nepažinojau, kas čia darosi. Per 5 metus niekada nebuvo, nei pakistaniečių, nei nieko. Taksi, Azerbaidžan, Dagestan tokie, barmenai visi baltarusai. Tie driveriai pakistaniai ir aš net nepažinau, anksčiau nebuvo tai. Dabar yra taip, jeigu tu padavėjas arba taksistas, reikia žinoti ir kalbėti lietuviškai. Jie tipo padarė, jo, bet nieks nekalba ir niekas. Mano krikšto mama sako, važiuoju su autobusu ir sakau, stok stotelė, jisai muziką klauso, sako, ir važiuoju. Tiesiai kalbėjom. Malonu buvo pasikalbėti su jumis. Taip, malonu. Labai gera lietuvių kalba. Ačiū. Iki susitikimo, Julija. Gerai. Viso gero. Iki. Sėkmės. Jo. Sėkmės ir jums. Ate.